Eteryje naujausia krepšinio savaitės laida ir svarbiausios aktualijos. Kviečiu žiūrėti. Laidos pradžioje keliaujame į sausakimšą ir žaliai nudažytą Kauno Žalgirio areną, kur šeimininkai sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą ir tą padarė po dramatiškos kovos. Savo namų aikštėje Tomo Vasilio auklėtiniai grįžo iš 19 taškų deficito ir 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Ketvirtosios rungtynės gegužės 8-ąją taip pat vyko Kaune. Dvikovos pradžia Žalgiriui nieko gero nežadėjo. Vienu metu Vasilio auklėtiniai atsiliko ir 19 taškų skirtumu. Visgi netrukus Silvanas Francisko atliko įspūdingą dėjimą ir įgrūdo kamuolį iš viršaus per Dariką Viverovičių bei pakėlė visą areną ant kojų. Šis epizodas ir buvo vienas Žalgirio pabudimo požymių. Po šio dėjimo kauniečiai pradėjo lipti it į kalną. Ir rezultatas buvo išlygintas likus 4 minutėms iki rungtynių pabaigos. Per likusį laiką Ąžuolo Tubelio ir Naidželo Viljaus-Augoso vedami kauniečiai vadžių nebepaleido ir trečiame mače triumfavo. Tubelis sužaidė įspūdingas rungtynes, pelnė 26 taškus, Viljaus-Augoso kraitė 18, Silvanas Francisko pridėjo 12. O dabar paklausykime rungtynių laikinojoje sostinėje didvyrio Ąžuolo Tubelio. O į ketvirtąsias serijos Žalgiris Fenerbahčė rungtynes persikelsime vėliau laidoje. Iš duobės buvo daugiau apie energiją, fiziškumą, kažkokie taktiniai dalykai ir taktika liko ta pati, tiesiog žaidėjų noras paėmė. Tai minimalios taktikos yra rungtynių metu tiek iš mūsų, tiek iš jų, tai yra normalu ir manau neblogai viskas veikia ir jeigu grįžtam, kas buvo svarbiausia, tai fiziškumas. Tu turi 40 minučių prieš tokią komandą fiziškai žaisti, nes kitaip nubausi ir kelis kartus. Vilniaus Ryto žygis istorinėme FIBA Čempionų lygos finalo ketverte prasidėjo įspūdinga pergalė. Giedrių Žibėno auklėtiniai pusfinalyje 87-69 užtikrintai susitvarkė su Tenerifės La Laguna ir gegužės 9-ąją stojo į finalo dvikovą. Rytą į priekį šioje dvikovoje vedė Jerikas Hardingas, jis per 28 žaistas minutės pelnė 29 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Tenerifės komanda šioje dvikovoje labai prastai mėtė iš toli. Varžovai pataikė vos 2 tritaškius iš 16, visgi verta pažymėti, kad ir Giedrių Žibėno auklėtiniams neįtin krito tolimi metimai. Jų vilniečiai pataikė 6 iš 23. Tūkstantinis sirgalių palaikymą Badalonoje turėję vilniečiai finale susitiko su lietuviškuoju Atėnų A klubu, kuris kitame pusfinalyje pranoko Malagos Unikaką. Apie tai pakalbėsime paskutinėje šios laidos dalyje. O dabar grįžkime prie Eurolygos ketvirtfinalio reikalų. Ketvirtoji ketvirtfinalio serijos dvikova tarp Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčės buvo ir paskutinė. Kauniečiai po atkaklios kovos ir pratęsimo 90-94 pralaimėjo Šaro auklėtiniams. Ir serija buvo baigta rezultatu 1-3. Nepaisant šios serijos baigties, kauniečiai gali didžiuoti sezonu, per kurį klubas pasiekė 23 pergalės ir finišavo 5 vietoje reguliariajame sezone. Tai buvo aukščiausias pasiekimas klubo istorijoje. Tai buvo tik 4 kartas šiame amžiuje, kai Žalgiris pateko į Eurolygos ketvirtfinalį. 2018 ir 2019 metais tai nutiko, kuomet Žalgiriui vadovavo Šarūnas Jasikevičius, o 2023-aisiais į atkrintamąsią Žalgirį vedė treneris Kazys Maksvytis. Na, o paskutinėse šio sezono Eurolygos rungtynėse Žalgiriui 23 taškus surinko Silvanas Francisko, 16 pridėjo Ąžuolas Tubelis, 15 Edgaras Ulanovas. Įnirtinga kova šioje dvikovoje užvirė nuo pat pirmųjų minučių iki paskutinių sekundžių. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 5,5 sekundės Silvanas Francisko baudų metimais vedė Žalgirį į priekį. Tačiau Vaidas Baldvinas prasiveržimu išlygino rezultatą, o per likusias pusantros ketvirtojo kėlinio sekundės žalgiriečiams nepavyko sukurti pergalingo derinio. Per pratęsimą stipresni jau buvo Šaro auklėtiniai. Tiesa, likus minutė ir 7 sekundėms iki pratęsimo pabaigos Ulanovas tritaškių priartino šeimininkus per vieną metimą. Visgi stebuklo žalgiriečiai sukurti neįstengė. Ir į finalo ketvirtą keliauja Šaro Fenerbahčė. Dabar vėl grįžtame į Badaloną, kur Vilniaus Rytas sukūrė vieną įsimintiniausių pasakų per klubo istoriją. Vilniečiai vienu metu FIBA Čempionų lygos finale su Atėnų AEK atsiliko 20 taškų, tačiau sugebėjo parodyti kovotojų charakterį, išplėšė pratęsimą, o vėliau jame iškovojo pergalę. Galutinis rungtynių rezultatas 92-86 jau įrašytas
Sostinės klubo istorijoje Vilniečiai tapo Europos turnyro čempionais pirmą kartą nuo 2009 metų. Tuomet Rimo Kurtinaičio treniruojamas Lietuvos Rytas buvo kėlėsi viršų Europos taurę. Praėjo 17 metų ir Vilniečiai vėl laimė tarptautinį turnyrą. Kelias šios pergalės link nebuvo rožėmis klotas. Prieš ketvirtąjį kėlinį Vilniečiai atsiliko 18 taškų skirtumų. Aikštėje buvo daug frustracijos, o Atėnų krepšininkai šėlo. Tačiau tuomet Supermeno apsiaustą apsivilko Simonas Lukošius, kuris tapo ir finalo ketverto MVP. Lemiamoje atkarpoje Lukošius pataikė net 5 tritaškius ir taip padėjo Vilniečiams sugrįžti į rungtynes. Po jo tritaškio ketvirtojo kėlinio pabaigoje Rytas išlygino rezultatą 80-80 ir išplėšė pratęsimą. Per jį stipresni jau buvo juodai, baltai, raudoni. Lukošius nugalėtojams pelnė 23 taškus. Džerikas Gardingas pridėjo 16, Speedy Smithas 11. Šis sezonas Rytų čempionų lygoje buvo itin banguotas. Grupė etape Vilniečiai užėmė pirmąją vietą, top 16 etape situacija kardinaliai pasikeitė. Vilniečiai iki paskutinių rungtynių kovojo dėl bilietų atkrintamąsias, o galiausiai nugalėję Stambulo Galatasaray pravėlė top 8 duris. Ketvirtfinalėje Vilniečiai 2 kartus nugalėjo Niurnbergo krepšininkus, o visa kita jau istorija, kurią prisiminsime ir po keleto metų. Ši istorinė pergalė Vilniečiams garantuoja ir solidžią piniginę premiją. Portalas Basket News pasigilino, kad iškovotas titulas sostinės klubui garantuos beveik 700 000 eurų. Tai beveik 10% klubo sezono biudžeto. Prieš sezoną Vilniečiai planavo surinkti beveik 7 milijonus eurų pajamų. Tačiau fantastiškas žygis Europoje Vilniaus ekipos išlaidų eilutę išpūtė iki beveik 7,5 milijono. Šiandien viskas. Dar keletas triumfo vaizdų jūsų dėmesiui, o aš atsisveikinu iki kitos krepšinio savaitės laidos. Sudie!